Toliau laidoje apie regėjimo korekciją lazeriu, trumparegystės, toliaregystės ir astigmatizmo gydymas. Apie tai jau dabar. Šiandieną studijoje svečiuose medicinos mokslų daktaras Saulius Galkauskas. Šią laidą paskiriame įvairiems lazeriams. Tik aš šnekėjom apie lazerį, kuris padeda mums sulieknėti. O dabar pereiname į kitą temą apie mūsų akis. Ir ką reiškia žodis regos korekcija lazeriu? Regos korekcija lazeriu tokia daugiau yra abstrakti sąvoka, todėl kad aš tiksliau galbūt pavadinčiau, tai yra akių regėjimo korekcija eksimeriniu lazeriu. Kodėl? Todėl, kad koreguojama ne tiek pati rega, kiek koreguojamas akies ragenos paviršius ir tokiu būdu žmogus pradeda gerai matyti. Stebuklo didelio nėra, tiesiog koreguojama... Čia paminėjot vieną tokį keiksmažodį, eksimerinis lazeris. Ką tai reiškia? Tai yra labai sudėtingas, specialus ultravioletinių spindulių lazeris, kurio veikimo principas yra toks, kad jis šaltų spinduliu išgarina ragenos audinio skaidulas. Tai yra, jis neturi jokio terminio poveikio. Tas lazeris dirba ir veikia šalto lazerio principu. Taigi, mūsų ragena, tai yra kuri vieta akies? Tai yra tiesiog ragenos išorinio dangalo dalis. Jos storis yra apie 550 mikronų. Tai jeigu mes tokį ploną daiktą dar išgarinam, tai jisai niekada neatsistato jau? Taip, ne visai taip. Lazeris yra labai protingas ir gydytojas prieš operaciją užprogramuoja lazerį, tai yra suveda paciento duomenis, suveda kiek dioptrijų reikia panaikinti ir tokiu būdu lazeris žino tiksliai, kompiuteris žino tiksliai, kiek reikia išgarinti to ragenos audinio. Jokiu būdu neišgarinama visa ragena, tiesiog paprastai vienos dioptrijos panaikinimui reikia išgarinti maždaug apie 13 mikronų. Tai labai lengva paskaičiuoti, jeigu yra minus 2 dioptrijos, kažkur ragena plonėja apie 30 mikronų. Tai lieka dar pakankamai daug. Parodykit, kurią vietą veikia lazeris, kur mūsų ragena? Ragena yra išorinė akies dalis. Aha, tai vat būtent, tai kągi mes koreguojam? Toliaregystė, trumparegystė, nežinau, žvairumą? Ne, koreguojame trumparegystę, toliaregystę ir astigmatizmą. Trumparegystė, tai kai arti gerai matai? Taip, trumparegystė tai yra tokia refrakcijos sida, kada žmogus iš arti gerai mato, o iš toli blogai. Ir atvirkščiai. Taip, o jeigu yra toliaregystė, tai dažniausiai ir į toli, ir į arti žmogus blogai mato. Taigi, ką jūs atliekate, esant trumparegiui ir esant toliaregiui? Atliekama ta pati operacija, tai yra eksimeriniu lazeriu koreguojama tiek trumparegystė, tiek toliaregystė. Skiriasi pačios metodikos. Nes koreguojant trumparegystę yra operacija atliekama ragenos centrinėje dalyje, o atliekant operaciją toliaregystės atveju, operacija atliekama ragenos periferijoje. Tai yra tik tai vieta operacijos skiriasi. Vieta. Taip. Ir pagal tai, kaip mes rageną veikiam, ta prasme, išgaubiam ar įgaubiam, tada galim koreguoti... Taip, ragena po operacijos eksimeriniu lazeriu pakeičia savo paviršių. Tai yra mes lazerio spindulio pagalba liktai suformuojam naują ragenos paviršių. Ragenos paviršius suplokštėja ir dėka to ragena pradeda laužti šviesos spindulius kitų kampų ir jie tada projektuojasi tinklainėje, ten, kur turi projektuoti. Žmonės sako dažnai, pas mane -2 arba +3 arba -4, tai iki kokio skaičiaus jūs galite koreguoti? Na, matot, pagal dioptrijas yra sunku pasakyti. Mūsų pagrindinis kriterijus atliekant saugią operaciją, tai yra ragenos storis. Kiekvienas žmogus turi savo individualų ragenos storį ir nuo to labai priklauso, kiek galima dioptrijų jam, na, sakykime, iškoreguoti, panaikinti lazeriu. Ar ilgai trunka procedūra? Maždaug apie 20 minučių. 20 minučių. Ir dar jūs minėjot vieną tokį baisų žodį - astigmatizmas. Ką tai reiškia? Astigmatizmas tai yra ta pati trumparegystė ar toliaregystė, tik šiek tiek sudėtingesnė. Populiariai tariant, tai tam tikra refrakcijos yda
ta pati toliaregystė ar trumparegystė, tik tai šiek tiek sudėtingesnė. Tai čia išsikreipia kažkaip mūsų akies viršus, esant astigmatizmui dažniausiai yra nelygus ragenos paviršius. Išgaubimas. Išgaubimas, gaubtumas. Taip pat yra gerai koreguojamas su lazeriu. Taigi, va čia schemai, paaiškinkit, kaip čia jis veikia, ką čia mes matom. Šitoje schemoje mes matome klasikinę operaciją, tai yra LASIK operacija, kuri pirmą kartą buvo atlikta 1988 metais, tai jau matome, kad pasaulyje prieš 25 metus pradėtos daryti šios yra operacijos. Tai kaip medicinai dar nedaug laiko. Taip. Ir pati operacija yra iš 2 etapų. Pats pirmas etapas tai yra suformuojamas ragenos lopelis, maždaug 130-100 mikronų storio. Tas lopelis kaip knyga yra atverčiamas, tada lazeris nugarina ragenos stromą ir operacijos pabaigoje ragenos lopelis grąžinamas atgal. Tokiu būdu... Kaip tas lopelis paimamas? Yra su specialiu mikrokeratomu. Yra naudojamas specialus... Mikropeilis. Taip, mikropeilis arba mikrokeratomas. Išpjauna rutuliuką, pasiima. Jisai atverčiamas. Nugarina. Taip, ir užverčiamas. Ir kaip prigyja, čia siūt nereikia? Ne, siūt nereikia. Prigyja labai greitai per maždaug 4-5 valandas. Žmogus miega procedūros metu? Ne, nemiega. Yra nuskausminama... Taip, nuskausminama vietiškai. Vietiškai. Anestetinis. O po to, kai praeina anestetiko veikimas, mirksėti skauda ar peršti? Paprastai peršti skauda šaroja apie 2-3 valandas. Tik tai. Ar šitą procedūrą bent kiek kompensuoja ligonių kasas? Ne, ligonių kasas nekompensuoja. Tai labai brangi procedūra? Na, vienos akies operacija praktiškai kaina yra ta pati kaip ir brangių akinių kaina. Na, brangus akiniai, sakysim, 500-700 litų. Na, čia vėlgi priklausomai nuo klinikos kiekvienos. Šiek tiek daugiau. Kiek laiko jūs jau taikote šią metodiką? Na, konkrečiai dirbo apie virš 5 metų. Kaip rezultatai? Grįžta pacientai? Ta prasme, kad ateina ir sako, man vėl kaip blogai buvo, tai taip ir dabar yra ir negaliu... Na, iš tikrųjų labai nedaug grįžta pacientų. Nedaug, mažas labai procentas netgi. Taigi, ką palinkėsi televizijos žiūrovam? Gerai matyti ir kad nereikėtų... Ir nebijot naujovių? Nebijot naujovių, taip. Mūsų laida jau baigėsi. Šiandieną sužinojote, kaip galite patys savo padėti, jei turite viršsvorį ir kada jau reikia gydytojų pagalbos, bei kaip gydomos akių lygos lazeriu. Likite sveiki ir iki kito susitikimo laidoje Namų daktaras.